Ar dujų silikatiniai blokai ir akytų betono blokai yra vienas ir tas pats, ar du skirtingi gaminiai? Taip, tai yra vienas ir tas pats. Mes irgi būna susilaukiam kartais tokių skambučių arba šiaip konsultuojam, kai sako, man ne dujų silikato, man akyto betono arba atvirkščiai. Tai yra, kaip sakau, visiškai tas pats gaminys. Tiesiog yra atėję galbūt iš bendrų vertimų, iš anglų kalbos, kažkur kai vadinama yra tie tokie, kai kurie skirtingai pritapę tie pavadinimai, bet tai yra tas pats visiškai produktas. Nes yra, jeigu angliškai yra vadinamas AAC, Aerated Autoclaved Concrete, aeruotas autoklavinis betonas. Tai kitas betonas, arba kuomet yra gaminama jau, kadangi yra šitam produkte, kuomet gaminama dedamas aliuminio pudra, reaguoja reakcija, dujos skiriasi, kurios duoda oro poras. Tai va dujų silikatas. Tai iš to yra tokie prikibę skirtingi pavadinimai, bet yra tas pats produktas. Jau šiek tiek užsiminė apie gamybą. Tai dabar kaip yra gaminamas ir iš ko yra gaminamas tie gaminami dujų silikatų blokai? Tai dujų silikato blokos yra naudojamas cementas, kalkės, smėlis, vanduo. Tai yra pagrindiniai produktai ir dar, kaip mes ir matom, tikriausiai galim paimti šiek tiek ar ne, yra, jis toks akytas, tai yra oro poros, tokie burbuliukai, vadinkim, dujų silikate, jis yra lengvas, tai tam, kad šitą išgauti, yra naudojama aliuminio pudra, deginama tiesiog jį ir jį, kuomet dega, išsiskiria dujos, kurios būtent išpučia šitą silikatą iš tos masės, išlengvina. Tai jis dėl to ir vadinamas, arba tas pats kaip ir dujų silikatas. Tai vat, medžiagos yra visos ekologiškos, visos paprastos, kaip čia vadinkim, iš žemės. Tas pats vienintelė tokia chemija ir mes susidurėm kartais rinkui, va čia kažkoks aliuminis. Tai šitą aliuminio pudro degant jį visiškai sudega, ta prasme pačiam blokelį jos nėra. Nes tam jis ir skirtas, kad dujos atsirastų, dujos išpučia, o pats šitas šalutinis, pats kaip aliuminis produktai, jo nėra pačiam blokelį, vadinkim taip. Tai, o tokie pagrindiniai momentai. Taip, cementas, kalkis, vanduo. Smėlis. Ir aliuminio pudra. Bet sakau, ji yra procese naudojama, bet gaminijos praktiškai nėra. Tai vat, pats gaminys tai cementas, smėlis, kalkis, vanduo. Šitie pagrindiniai 4 elementai.